Jau kaip tikras ruduo. Lapai jau visi sugulė, arbūzai jau matas, kur yra, nes pradžiai net nesimatė, kur jų yra. Tai sakyčiau, kad šiemet tikrai, nors ir labai vėsios naktis, bet arbūzų labai daug primegsta yra, jau pilna, kur be pasisuksi, viens prie kito, tiesiog pilna jų čia yra, tai važiuosim jau rinkti ir didesnių, ir mažesnių, visokių ir gigantų. Vienu žodžiu, pilna čia tų arbūzėlių, kad jis net užlipi nepamačius. Visur gan daug. Sudinta čia, nežinau kiek veislių, bet žinau gal kokias, tai gal 4-5 veislės mes čia sudinam, bet derėjimas tikrai labai puikus. Tai nežinau, kaip čia reiks atrasti žymeklius, buvau susidėjusi, kur kokia veislė, bet nežinau, ar aš čia rasiu ką. Arbūziukai tokie ir vidutinio dydžio, ir didesni. Tai jų čia pilna. O, užlipau net ant vieną, nemačiau. Sakau, čia net nematant, tiesiog netyčia užlipė. Čia toks laukelis, tai jisai pilnas arbūziukų. Nors šiemet, man atrodo, mes mažiau sodinam, nes nespėjam iš tikrųjų. Pilna arbūziukų, kur žingsnį dėdė. Mūsų saulėgrąžos vėtra išvartė, tai jos praktiškai guli, bet jau reikės jau irgi jas skinti, džiovinti. Čia tai tikrai pata negra, nesumaišysiu. Nežinau, kad toj vietai sodinam, bet jų irgi yra nemažai. Ir tokių gan nemenkų arbūziukų. Nors jie mums patys pirmieji ir sunuko. Ranka, tik tai va, žulytė prastai, čia pilna. Tamsas tai nelabai matosi. Čia jau pilna. Ir tokie nemaži. Čia vienas iš, ne šitas sekantis. Čia vidutinis, o ten yra dyčkis. Toks nežinau, kiek svers, nes neįsivaizduoju, nebandžiau dar pakelt. Bet jisai gan didelis. Aišku, filmuojant, tu čia nepamatysit, nepajusit tą svorį. Man šitie labai be galo gražus, bet irgi nežinau dar kokie veislė. Reiks ieškoti vis dėlto žymeklius, kur susmaikščiau. Tai va toks mūsų šiemet laukelis, arbūzų yra. Negaliu sakyti, kad šiemet buvo bloga vasara. Tikrai ne, nes arbūzų tikrai primegsta gan daug. Ir jau matau, kad jau reikia kai kuriuos jau skinti. Aišku, dar kai kurie auga. Čia viso plotelę nerodysiu jums, tik tai va čia, kur jau lapai apytė, kur geriau matosi. Ten toliau dar biškį žaliuoja, tai net neįsim. Nu va, labai gražus arbūziukai. Man šitie šviesus, nežinau kodėl, bet man tokie šviesiai dryžuoti labai patinka. Kokio gražumo yra ir tamsiai dryžuotų. Nežinau, gal čia koks odisėjai ar daikana, nes pailgi ir gan matosi, kad kokie 4-7 svorio bus tikrai. Po lapais pasislėpė. O, kokie gražuoliai. Šiemet sodinam be plėvelės, tai nežinau, nepatiko man toks būdas. Labai žolės daug. Geriau, kai būna ant plėvelės sudinta. Va čia irgi jau didelis. Tikrai didelis. Ir geltona jau šita pačia tai bus sunokęs. Ir man atrodo, austelis mačiau, tai nudžiūvęs. Dar pirmą rytę atrast. Jo, nudžiūvęs ir austelis su auselė. Bet nemenkas toks. Gražus. Oi, dar vienas toks dyčkis. Nu, vienu žodžiu, šiemet nemažai ir didelių. Vėl užlipau ant kažkokio arbūzo. O, koks didelis. Čia irgi jau svers šitas. Čia neskiepyti daigai šitie. Neskiepyti, skiepyti dar nedajauti iki skiepytų. Gal karę dieną ir reiks. Šiandien neskiepytus raškysim. O, kokie gražuoliai. Nu, ten dar visas laukelis. Tai va, laukia, mat koks apžėlės. Nepatinka man taip. Tai va čia tas laukelis yra arbūziukų. Nedidelis toksai. Nedidelė atkarpėlė. Tai va, eisim šiandien rinkti. Saulėgrąžos galvytės irgi nulenkė. Darbo be galo daug. Spėk suktis. Už saulėgrąžų prie arbūzo, aišku, ir mūsų bitutės dūzgė.
dirba dar pilnumoje, nes matai, dar arbūzai ir melionai žydi, tai jos pilnumoje neša nektarą, dar avietės pas mus žydi. Tai dabar va, kaip tik pradėję nešti žiedadulkes būtent šių augalų, tai medutis bus labai labai skanus. Nesuragaus arbūzo žiedų medaus arba melionų žiedų medaus. Bus įdomu paragaus koks skonis, nes kiekvienas medus turi savo ten vis tiek tą poskonį, tai bus labai įdomu išmėginti. Tad visiems didžiausias sėkmės, gerų emocijų valgant arbūzus ir gero arbūzų nurinkimo derliaus. Iki malonaus.